Esu Lina, esame įsikūrę Kazlų Rūdos savivaldybėje, Griešių kaime, labai vaizdingoje gražioje vietoje, tarp daug žuvingų tvenkinių. Esam mėgėjai, augintojai, dėl to auginam avietes, juodasias avietes, gervuoges, šiek tiek vynuogių, taip pat pamėgom arbūzus. Bendrai žemės plotas yra didelis, pats ūkis tai nėra didelis, daugiau turbūt negu 10 arų šiuo metu užima, bet mes esam mėgėjai tie, kurie patys norim užsiauginti sodinukus, savo sodmenis, tai vat bandom, auginam kas geriau prigyja, tai vat iš tų savo sodmenų plečiame ūkį. Mano tikslas ir pačio ūkio koncepcija nėra sėdėti turguje ir pardavinėti uogas. Studijuodama Amerikoje mačiau tokį kaimelį ir man labai patiko ta idėja, kurios Lietuvoje dar nėra. Ir mano tokia kaip ir slapta, galbūt, kaip sakau, vidinė svajonė, galbūt. Bet vat, ta idėja man buvo puikiai, atvažiuoju į kaimą, vat, panašus kaip mūsų, vienkiemį, ir kiekvienoje sodyboje kažkas kažką augina. Vieni turi šilauogių ūkį. Kaimynas iš tų šilauogių verda uogienę. Sekantis ūkis augina gervuoges, ar ne? Ir viskas iš tų gervuogių. Dar kiti spaudžia sultis, vyną pardavinėja. Ir vat kiekviena sodyba turi savo kažkokį produktą. Ir žmonės vat iš miestų, iš didžiųjų miestų važiuoja būtent į tą kaimą įsigyti produktų, sveikų, autentiškų produktų. Ir aplanko visus kaimynus, kokie 10 sodybų ir grįžta su pilnom pintinėm nuostabiausių produktų. Tai vat to Lietuvoje nėra, tai galbūt irgi puikiai idėja mūsų asociacijai. Pačios pirmos uogos, tai aišku, čia kaip ir pas visus atsirado braškės, tiesiog dėl savo poreikio. Juodosios avietės sodinuką gavau iš savo buvusios bendradarbės tiesiog pabandymą. Na, tiesiog pasisodinau, buvo įdomu, pradėjau domėtis, kas tai yra per uogos, kad jos iš Kanados, kad ką su jomis daro, koks yra ten perdirbimas, nes ten tikrai yra labai išvystyta. Na, tiesiog pabandžiau, pasisodinom, nuo to praplėtėm tą truputį uogyną jau daugiau sodinukų ir vaikam uoga numeris 1 pas mus, ne braškė, ne šilauogė, būtent juodoji avietė. Juodoji avietė skiriasi nuo tradicinės mūsų visų žinomos raudonos avietės, aišku, pirmiausiai spalva, dėl to ir vadinama juodąja avietė. Skoninės savybės, kvapas irgi skiriasi. Tikrai jinai yra nepanaši į tradicinę avietę. Sakyčiau, kažkoks tarpinis produktas tarp gervuogės ir avietės. Bet ir tai nėra tikslus. Jeigu paragautumėt, tai tikrai nepasakytumėt, kad nei ten nėra panašumų. Yra visiškai kažkokia dar kita uoga. Ir mano šeimos nariai šitą uogą labiausiai mėgsta. Tikrai labai puikiai duoda derlių. Ekologiškai auginti galima, nėra nei kenkėjų, nei ligų šiai dienai. Tikrai yra nuostabus augalas. Paskui atsirado taip gervuogės, auginam ir arbūzus. Teko studentiškais laikais studijuoti Kalifornijos Deivio universitete, tai nuo tų laikų turiu savo dėstytoją, kuris man atsiunčia iš Amerikos sėklų pabandymui, būtent iš to universiteto, kuriame studijavom, ir tiesiog pabandau tas veisles irgi auginti čia pritaikyti, tai vat kiekvienais metais kažkokias naujas veisles pabandom. Tai čia arbūzais pasigiria daug kas Lietuvoje, bet būtent tokiom veislėm galim pasigirti tik mes Kazlų Rūdoj.